jeigu aš pradėsiu čia kalbėti dabar, aš iš karto būsiu apkaltinta pletkais. Ypač jeigu žmogus tik yra pradedantysis, jisai tame mokytoje mato kažką, o aš tokių istorijų, kaip sėki, žinau, labai daug. Ir jos, kaip sakyti, kai nėra jos įrodytos kažkokiais faktais, dokumentais, tu nieko iš to neišpeši ir jeigu tu įvardinsi ten tas mokytojas, ten, sakykime, mėgsta tą ir tą daryti taip ir taip, o ten prieš mokinius, atrodo šventas. Jeigu tu tokius dalykus pradėsi pasakoti, va čia ir dabar, Taip. tai čia bus pletkai ir žodžiu, ir taip toliau, ir ten tas video sulauks labai daug chaoso, žinai. Taip. Tai dėl to tu turi prikaslę žuvį ir netgi jeigu ateina žmogus į konsultaciją, sakykime, ir matau, kad jeigu susižavėjęs kažką pasakoja, aš tikrai patyliu, bet buvo tokių porą atvejų, kada aš galėjau šnekėti. Buvo tokių porą atvejų, gal net keletą, sakyčiau, kada aš galėjau kalbėti. Ir tada galvoju, jeigu man kalbėti duodama, aš turiu tai pasakyti. Ir tada sustabdai mikrofoną, nes jeigu darai rašus, sustabdai ir pasakai viską. Sveiki, dar kartą. Jau dar vienas mūsų video. Čia mes tokiom atkarpom, kaip sakant. Trečias dublis. Čia trečias ekspromtas. Trečias ekspromtas, jo. Nesurežisuota, viskas gyvai. Viskas ir nesuplanuota ir nepasirašyta. Jo, ir bekalbant gimsta naujos idėjos ir temas. Jo, ir nesibaigia. Tai jūs būtinai parašykit komentarus, nežinokit, mes tokį temų bagažą turim. Čia galim kalbėti. Jūs mums tik duokit mintį ir mes padarysim. Klausimų. Jo, tai kadangi čia, kaip sakant, užkulisiuose gimė temas, tai, sakai, nori pasidalinti informaciją, kaip sakyti, perspėjimais žmonėm, kaip neužkibti ant sakykime, sukčių ir panašių dalykų, ant žmonių, kur, sakykime, ta informacija disponuoja ne visai teisingai. Ir labai stipriai ir grubiai. Bet iš tikrųjų, jeigu taip kritiškai pažiūrėti, tai pasaulyje labai daug sričių, kuriuom yra manipuliuojama, elementarūs pardavimai, sakykime, marketingas. Tai mes prieš tai išnekėm, kad ta bačka yra ne veltui duota ir dvasingumas kaip tik yra labai didelis tinklas. Bet sakykime, koks skirtumas, jeigu tave pardavimuose apgaus, tu nusispjausi, kad ten permokėjai, kitą kartą būsi gudresnis, pasirinksi ten pigiau tą prekę kažkokią ar kokybę geresnę. O čia jau, žinai, kas yra pažeidžiama. Čia yra pažeidžiami labai tokie subtilūs žmogaus jausmai. Nes, sakykime, tau su santykiais negerai, tu neisi pas psichologą, paskaitysi protingų straipsnių, paklausysi kitų žmonių apie santykius, su draugais išsikalbėsi, su darbu, neisi pas darbo specialistų, žinai, ten, ar tave apgaus darbe, ar kur, bet tu rasi, žinai, būdą, kaip išspręsti per teismą. O čia yra tokie subtilūs dalykai, kur užkabinamos pačios jautriausios žmonių vietos. Nes visų pirma, į tą pusę žmonės pasuka tik tai tada, kai jie yra įsprausti kampą. Du variantai šiaip yra. Arba tu nuo prigimties tai turi, tai yra iš tavo praeitų gyvenimų įdirbis ir tu natūraliai to eini, nuo gimimo tave traukia, tu gimei tokioj šeimoje jau, kur tai yra savaime suprantama. Antras variantas yra, kai tave gyvenimas įspraudžia į kampą, kai tau negerai ir santykiai, ir pinigai, ir viskas tavo gyvenime neveikia, nesigauna, arba tu nematai prasmės, tu nematai daugiau prasmės gyventi. Arba tu atrodo, kad tokiam baisiam pasaulį gyveni, tokia neteisybė. Pataikiai žodžiu, taip, kažkur ne čia. Taip, žodžiu, tu nežinai, ką daryti. Ir tu štai toks trapus dvasiškai, tu ateini, pavyzdžiui, bendruomenę arba prie kažkokio tai mokytojo. Ir esmė yra, kad visada vystymasis vyksta palaipsniui. Pirmokas niekad nesusikalbės su dvyliktoku, nes tai vyksta palaipsniui, kad ir šiaip koks vaderkindas tu gimei, bet vis tiek tam tikrus etapus tu turi pereiti. Ir čia žmonės niekada nepateks pas aukšto lygio kažkokį tai mokytoją. Jie pradės nuo tų pirmųjų laiptelių kažkokių tai. Ir čia yra labiausiai ta tokia pažeidžiama zona, kur tave gali taip pažeisti, kad tu jausiesi giliai viduj kaip išpurvintas ir tu nežinosi nei kur kreiptis, ir ten dažnai žmonės neieško jau teisybės, nes
tu negali net paaiškinti, jeigu tave darbdavys apgavo, nu tai advokatas į teismą paduosi, vyras neteisingai elgėsi, nu policija iškviesi, nu ten irgi žmonės daug ko nedrįsta daryti, bet čia iš vis tu gali nieko neįrodyti. Nu, visi susirinko melstis, o ten vyksta, sakykime, didžiulės manipulacijos žmonėm ir jie užrašo, netgi savo turtus praranda, jie gyvena tokius sudėtingus gyvenimus ir tada po to jie dar netgi žemyn keliauja. Tai va čia yra labai svarbu ir aš tokių istorijų iš tikrųjų labai daug žinau, labai. Ir to, kas vyksta ir kaip sakau, nenorėtum net savo baisiausiam sapne susapnuoti ir pamatyti. Tai dėl to mes turim naudoti kritinį mąstymą. Ir žinai, iš tokių patarimų, kurie man labai patiko, aš lankiau satsangus 3 metus iš eilės. Advaita Vedanta lankiau, man labai patiko. Ir pakankamai šiaip sudėtingi satsangai, nes ten jau reikia būti filosofijai pasikaušius. Juos veda Svamis, baltasis, kas man irgi buvo įtarimas, žinai, kritinis mąstymas, baltasis Indijoje, Svamis, žinai, jau atseit jau minusas, žinai. Bet prieš tai, sakykime, pats indas, vienas indas mokytojas mane atvedė prie to šramo durų ir pasakė, čia geri satsangai vyksta. Tai įsivaizduoju, indas pas baltąją atvedė. Ir tai, žinai, man irgi žinai, atmetimo reakcija dar buvo, bet kai po to nuėjau, tai po to galvojau, tai buvo gaila, kad kiek aš praleidau, tai po to 3 metus iš eilės lankiau ir retryte vienam dalyvavau, taip gera. Ir tas Svamis baltasis, jis yra buvęs filosofijos dėstytojas. Tai reikšmiškai jis filosofijoje labai pasikaustęs ir ten reikia geros logikos, dėl to ten yra daugiau vyrų dažniausiai. Tai vienas iš tokių buvo patarimų, nes ten buvo vienos atsango metu labai tokia jautri tema paliesta ir ta mergina, kur uždavė klausimą, ten labai jaudinos ir jos balsas drebėjo, matomai gal buvo nukentėjusi grubiai, nes matęs, kad ten jau tiesiog įtampa tvyro ore šitos atsango metu, kai retai kada būna tokie dalykai. Tai jis nemažai kalbėjo apie tai ir tada sako, jeigu pastebėjot, kad kažkas ne taip, tą pačią akimirką susikraunat lagaminus ir važiuojat. Tai va, jeigu kada nors jūs kažką pastebėjot ne taip. Kažkas net ne. Kažkas ne taip. Ta pačią akimirką susikraunat lagaminus ir važiuojat. Iš ten buvo toks pasakymas ir man jis taip patiko. Ir tada dar jis papasakojo tokią istoriją, kad jis turėjo vieną kolegę savo, gal ten iš to universiteto, nežinau, be žodžių, kuri buvo viską atidavusi dvasiniam mokytojui. Ir turtus viską atidavus, žodžiu. Ir atsidavus, jūs vaizduojate tokį atsidavimą. Ja. Ir paaiškėjo po to labai daug negražių dalykų, bet ta moteris kažkaip savy turėjo dvasios pakilti virš viso to, kas įvyko ir nesusitepti tuo. Tai čia irgi įspūdinga. Ir tada jis pasako tokį labai įdomų dalyką, kad įprastai dar ką reikia atkreipdėmėsi, jeigu einat kažko tai klausytis, žiūrėti, domėkitės, kas yra jo mokytojas, nes labai yra toks dažnas niuansas, nėra mokytojo. Mokytojo nėra, arba mokytojai neminimi. Labai svarbu pasidomėti, kas yra mokytojas ir mokytojo mokytojas. Ir šitą praleidžia. Ir aš kai gavau iniciaciją kundalinį jogos, tai aš prieš tai klausiau mokytojo, kas yra jo mokytojas. Aš susiradau į internete, aš apie jį skaičiausi. Tiesiog man buvo malonu ir klausiau mokytojų, papasakokit apie savo mokytoją, papasakokit daugiau, jis toks buvo, kada čia jums ta patirtis buvo, ar buvo šalia mokytojas. Man buvo be galo įdomu, žinai, kaip seno žmogaus išsiklausinėti tokių pasakojimų. Tai yra labai svarbu ir tą dalį praleidžia. Tai kuo stipri, sakykime, visos tos dvasinės tradicijos ateinančios iš Indijos, ten yra mokytojų mokinių linija ir jom yra šimtmečiai, tūkstančiai. Tai žodžiu, ką tas Svamis pasakė tai moteriai, kuri atidavė savo turtus, viską prarado, kad esmė yra tokia, kad tas mokytojas, kurį apgavo, jis priklauso kažkokiai dvasiniai linijai. Ir panašu, kad jis buvo kaip juoda avis to visoje linijoje ir kad visi tie, kurie stovi už jo, tie, kurie yra nesusitepę, visi tie ateis tau į pagalbą, nes tu, sakykime, priklausai tai linijai ir gavai tai, visi tau ateis į pagalbą, visi tau padės.
Ir tas dalykas yra nematomas, bet tas bagažas labai jaučiasi. Sakykime, kai aš grįžtu iš Indijos, ypač paskutinį kartą, kai grįžau, sako, atrodo, viską tą patį darau, čia tą tortą Napoleoną, kepučią kviečiu, žinai, visus pasivaišinti, žinai, viską tą patį darau, tą patį buiteką. Sako, tu kitokia grįžai. Ir aš tiksliai žinau, tai yra dėka mano mokytojai, nes be jo aš niekas, tarsi įspūdis toks, kad sugrįžau su nematoma kuprinė. Tai ta moteris, kuri nukentėjo, jinai rado savy jėgų pakilti. Nes kaip šitas vamis sakė, kad jeigu tik pamatot kažkas ne taip, tą pačią minutę susikraunat lagaminus ir važiuojat. Ir Šriem, iš kurio gavau Kriya jogos iniciaciją, jis kalba irgi panašiai sako. Nesako, jeigu mokytojas netinkamas, jūs keliaujate į niekur. Jūs tuščiai išvaistot laiką, kurio niekada nesusigrąžinsit. Tai va čia tas yra kritinis mąstymas. Ir dar reikia žinoti, kad mokytojas už tave to darbo nepadarys. Bet ko tu ateini mokytis? Jis nepadarys už tave to darbo, kad tu po to dirbsi su klientais, uždirbsi pinigus, išlaikysi šeimą, tu mokėsi profesionaliai dirbti. Tu pats turi būti tos srities profesionalų tapti ir turi kai kurie, mokiniai pralenkia mokytojus. Ir tai būna. Tai reiškia, kad tu tą liūto dalį, to mokytojas turi tik truputėlį, taip su pirštuku pabesti, tave taip vos palaikyti, taip kilstelėti. Ir tu tą liūto dalį, tu esi tas, kuris turi padaryti tą liūto dalį. Ir va šitos dalis yra pačios esminės, kurias žmonės praleidžia. Jų tos sielos yra sulaužytos. Jie patenka į kažkokį tą tinklą ir tą bendruomenę ir po to nei pirmyn, nei atgal, nei kam pasiskusi, nei teisiškai apkaltins, nei atgausi, nei įrodysi, nes ten yra negana to padaroma tokia sistema, kad tu suprastum, kad tu čia negerai elgiesi. Tu čia negerai elgiesi, tu nepagarbiai su mokytoju elgiesi ir taip toliau. Tai va, čia tokie, manyčiau, ką įvardinu, yra esminiai dalykai. Man tą teko stebėti ir čia Lietuvoje pas kai kuriuos, kad gaunasi žmogus ateina, sakykime, su kažkokia problema, pas kažkokį ten specialistą ar kažkokias meditacijas ar dar kažką užduoda kažkokį klausimą ir dažnu atveju, aišku, galbūt patogiausias dalykas pasakyti, kad jisai pats kaltas, žinai. Taip. Tai toksai, sakykime, jeigu neturi ką pasakyti, tai tu sakyk, kad tas žmogus kaltas, žinai. Taip. Ir ta pati ezoterika, ten, sakykime, vėlgi tam tikri mokytojai ar panašiai, jie turi paruošę atsakymus jau. Taip. Yra paruoštukai. Ten yra visa sistema padaryta. Yra paruoštukai ir ta prasme, ten tai reikia tik pasižiūrėti ir tau jau kaip ir viskas aišku, žinai. Nors, kaip sakant, nieks neaišku. Ten tik tai dar aisbergo viršūnė, kaip sako, reikėtų pasigilinti. Tai tokių, yra tų dalykų, bet reikia kažkaip įsijungti tą daiktą. Ta bačką naudoti. Nes, žinai, yra tokie dalykai, kur, pavyzdžiui... Taip, nes, kito nėra. Jau 21 amžius jau reikėtų. Kažkaip jau tas žmonių sąmoningumas kyla, sakykime, visi kalba apie žmonių sąmoningumą ir visą kitą. Bet tame sąmoningume nėra sąmoningumo. Dabar... Kiekvienas nubūdęs ir kiekvienas sąmoningas, bet kažkaip nesusišnekam. Tai kame sąmoningumas, jeigu mes susikalbėti negalim paprasčiausiai? Žinai, reikia remtis konkrečiais dalykais. Pavyzdžiui, dvasiniuose tekstuose užrašyta, sakykime, vienodai elkis ir su priešu, ir su draugu. Ir tokius esminius dalykus reikia laikytis jų, laikytis savo gyvenime, taikyti praktiškai. O mes norim, kad kažkas mums čia kažkokios tai manos duotų. Dažniausiai taip ir būna, žinai. Taigi visi stebuklingos piliulės ieško. Tu gauni tų tokių, kaip aš sakau, dvasiniai narkotikai. Žinokit, jie tikrai veikia ir egzistuoja. Ir tu po to kokią visą tą dieną, sekančią dieną, tu dar esi tų dvasinių narkotikų pavartojęs. O čia šitas pasaulis, jis yra dualistinis, jis yra labai grubus. Ir tave leidžia ant žemės. Ir jie pradžioj taip ir veikia tos sistemos. Gauni dvasinių narkotikų, dar gauni, tada be jų negali gyventi, tada dar timt ir po to, jeigu tu kažkur susviruosi, kažką ne taip pasakysi apie mokytoją, užduosi netokį klausimą, tai tu patikėk. Tai tada kas vyksta? Stipriausi
išeina, stipriausi iškart palieka, Taip. stipriausi niekada nepasilieka, nepatogus niekada nepasilieka, tai yra neįmanoma. Taip. Nes jo energijos yra per daug ir jis to erdvėje, tiesiog mokytojas jį natūraliai ir išskirtų iš ten, Taip. nes jam kelia pavojų. Tai va šitą reikia turėti omeny. Čia nėra viskas taip paprasta, atrodo. Bet iš esmės nereikia bijoti, nes nereikia bijoti, reikia turėti savo kelią. Mes visi individualūs, tu turi savo keliu. Ir tu eini jo žingsnelis po žingsnelį. Tau atsirado vienas mokytojas pagelbėjo ties tom, atsirado kitas pagelbėjo ir tu eini. Taip, eini toliau. Nebus niekada to mokytojo, kuris tave lydi nuo iki. Čia labai, žinok, reti atvejai. Taip, tai arba jau tas mokytojas ten ant tiek universalus, kad jisai, sakykime, arba tu ten labai jau ten... Čia iš praeitų gyvenimų yra tokios nepaprastos istorijos, kai būna kažkokios neeilinės meilės istorijos pasaulyje, ten kokios venetinės. Taip čia yra mokytojo ir jo mokinio tas dvasinis ryšys, jis eina iš gyvenimo į gyvenimą. Ten, kai, sakykime, mano minėtas Svamis, jeigu tik jis užsimena apie savo mokytoją, jis tai yra suaugęs vyras, jo akis ašarot pradeda. Jeigu jis tik užsimena kažką apie savo mokytoją, Indas jo mokytojas buvo, tai čia labai reti dalykai yra. Taip. Dar vieną klausimą tokį turiu įdomų. Vis paminė iniciacijas. Ir jau liežuvis pinasi, daug prišnekėjom. Kas čia su kuo valgoma? Čia pyragas kažkoks? Čia yra mokytojų mokinių iškeptas pyragas, mokytojų mokinių linijos iškeptas pyragas, kurį tu gauni. Ir kaip jį valgyti reikia? Žinai, aš ką supratau, kad tu iš esmės esi inicijuojamas į tam tikrą mokytojų mokinių liniją, kažkokią tai tradiciją ar mokyklą ir su tuo yra perduodamas tam tikros žinios. Aišku, sakykime, dabar iniciacijos dalinamos ir į kairę, ir į dešinę ir inicijuoja tie, kurie iš vis nepriklauso jokiai dvasiniai linijai, pavyzdžiui, koks nors vakarietis, pasimokęs šio bei to pas rytiečius, jis paleidžia kažkokią tai savo mokymų programą, Šri Lankoje kokioje ar ten Balyje padaro savo stovyklą, sukviečia mokinius ir tas baltasis, neturėdamas, net pristatydamas jokio savo mokytojo, inicijuoja kitus ten. Tai tokių atvejų labai daug yra. Tai ir netgi jeigu, pavyzdžiui, gavus iš rimto mokytojo, rimtos linijos tą iniciaciją, jeigu tu nieko nedarysi, tai net tau jokios įtakos neturės. Bet jeigu, sakykime, tu tikrai, pavyzdžiui, nori, sakykime, tos iniciacijos, tau jos reikia, tu žinai, kad jinai tau padės, kad tave tai domina, tu visą laiką apie tai galvoji, lauki tos akimirkos, to susitikimo, tu žinai, kad tu praktikuosi, darysi, ką tau ten užduos. Pavyzdžiui, sakykime, Kriya jogos iniciacija, tau pasako, va, štai yra tokia pratimų seka, biški pakvepuot, biški pajudėt, biški ten kokią bidžią mantrą pasakyti, va, tavo Kriya joga. Ir tu ją daryk savo. Ir tu darai savarankiškai. Tai jeigu tu tik ją gausi, nuvažiuosi tam, kad pliusą užsidėt, čia medalį, tai tau tikrai jokios įtakos neturės. Bet jeigu tu nuoširdžiai atsidavęs darai, nes čia labai laimi tas nuoširdumas ir atsidavimas. Ir tu praktiškai darai. Tai va, darai, tada jinai įtaką turi ir kuo toliau praktikuoji, tuo labiau jauti, kad tau padeda. Yra tokia kaip nematoma jėga, kuri tau padeda ir tu kuo toliau, tuo labiau supranti, kad čia nėra tavo įdirbį, tavo vieno įdirbį, kad kažkas dar už to stovi. Tu gauni tam tikrą tokį kaip impulsą veikti kasdieniam gyvenime arba kaip aš, sakykime, vesti meditacijos kursus, nes kaip pirmus meditacijos kursus vedžiu, galvoju, Dieve, ką aš čia darau, ką man dabar daryti, bet žinau, kad nedaryti negaliu. Aš iš karto pasigaminau, įsirėminau Babaji nuotrauką ir atsinešiau, Babaji padėk man, aš nesuprantu, ką aš čia darau, žodžiu, ir aš Babaji nuotrauką, dabar jau 2 mokytojų nuotraukas nešuosi, nes, tai savaime suprantama, tu negali visko, kaip sakyt, padaryti, sukurti, tau visada bus reikalingi kiti žmonės, tai yra neįmanoma, tu vairuoti neišmoksi, tu gerai vairuoti nemokėsi ten, gal tu gausi tas teisės, bet tave turės pamokinti, kaip per sniegą vairuoti, kaip per stiprų lietų vairuoti, tai natūraliai, kad tu vienas visko negali padaryti, tai va. Iniciacijos žodžiu yra gerai, kai tu darai.
O Iniciacija gerai, kaip jinai perduoda? Nu, ten kažkokia tai ceremonija, kas ten vyksta? Čia priklauso nuo tos mokytojų mokinių linijos ir kokios ten yra tos tradicijos, kaip tos žinios perduodamas, gal mokytojas tik tai ranką padeda ant galvos ir palaimina tave. Tai nebūna kažkokių fiestų. Man tai buvo, o kundalini iniciacija buvo pas mano mokytoją namuose, Indijoje. Tai jis paėmė šitas tokias kantičkas sanskrito, atskaitė tekstus, ten ugnelę padegino, yra atitinkama, kaip sakyti, tos ceremonijos tvarka yra. Tai, sakykime, skaitomas, pavyzdžiui, sanskrito tekstas yra, naudojamas ugnies elementas, naudojamas žemės elementas gėlė, sakomi kažkokie tai išminčių tekstai, palaiminimas duodamas yra, kažkokia tai yra tvarka ir mokytojas žino, kaip tai daryti ir jis ten tos tvarkos ir laikės. Ir kaip tik šitą filmavo, kai man, nes darė tik tai man ir kolegijai Danijai, mes dviese buvom, ne tai, kad didžiulė žmonių minė, bet mes tik dviese pas mokytoją namuose, tai filmavo, tai po to tų video aš niekur nekėliau. Nes aš pati žiūriu ir ten taip stipru, aš ten jaučiu tokią didelę energiją, tarsi jinai stuburu kiltų aukštyn. Tai toks buvo labai tokia iš tikrųjų intimi tokia akimirka ir stipru yra. Kai tu tai supranti, kai tu to nori, tau reikia, žinai, iniciacija gerai, kai tu darai, tai tada gerai veikia. Jeigu tik šiaip žinai, kad medalį užsidėti, jokio ten poveikio nebus. Ne, tai vieni dirba dėl pliuso, kiti dėl to, kad pasiekti rezultatą. Nepanašu, kad ir ta visa mokytojų eilė ateis ten tavęs gelbė. Nes tu nieko nedarai. Taip. Normalu. Ir ką, ir manau, kad šiam kartui galbūt ir užteks tada. Aš irgi taip galvoju. Daugiau nekankinsim visų. Geras ekspromtas buvo. Geras ekspromtas. Ačiū Aurimai, kad tu atvažiavai. Ačiū tau, kad priėmė. Čia tikrai visiškai netikėtai. Mažiausiai, ko tikėjausi, tai tokios žinutės iš tavęs. Jo. Nes aš čia ruošiuosi, rytoj bus meditacijos kursas, taro kortų seminaras ir mažiausiai galvoju, kad dar svečių turės. Ir dar video netgi. Ir dar net video padarysim. Su trikdžiais, patrūkdymais, bet taip. Padarėm. Tai ačiū tau labai, ačiū, kad Dėkui, priėmei. Labai ačiū, labai geras su tavim bendrauti. Taip lengvai, liejasi viskas. Malonu. Tai va, o jūs rašykit. Jau, parašykit būtinai. Jo. Mums bus labai malonu, labai ačiū. Taip, ir Linai labai malonu ir man iš tikrųjų norėtųsi sužinoti, ar jums įdomu, ar galbūt kažkokių klausimų turit, ar Linai, ar Aurimai. Ar man. Nes mes dar galim patobulinti ir kokybę vaizdo galim patobulinti. Mes turim resursus. Jo, ir Sigitas laukia, jau klausė, sako, kada vėl filmuosim, tai šį kartą be Sigito, dėja. Linkėjimai Sigitui. Jo, didžiausi linkėjimai. Linkėjimai Sigitai. Aš tikiuosi irgi jį pakalbinti, nes iš tikrųjų labai įdomus žmogus. Jis labai daug apie sveikatą žino. Jo, ir labai įdomu būtų su juo padaryti video. Tai... Aš filmuosiu tada. tada Lina filmuoja. Aš filmuosiu. Tai va, tai žodžiu, rašykit, įdomu, gal jūs norit pamatyti kažkokius video su kažkokiais žmonėm, kažkokiom galbūt temom ar tiesiog. Ir tiesiog laukiam jūsų atsiliepimų ir iki kitų susitikimų. Jo, iki. Viso, iki.